Sveiki visi, su jumis ir vėl sveikinasi Gyva Jau nuomonė. Šiandien kalbėsime apie tariamą klimato kaitą arba klimato atšilimą, kuris vėliau patapo klimato kaita, apie tendencijas, apie aktualijas, kas vyksta čia tuos pastaruosius turbūt 20 metų. Ir pažiūrėkime, ką kalbėjo žmonės sutikti gatvėje. Tai kaip manote, kokios yra pagrindinės priežastys klimato kaitai? Sunku pasakyti šitą su tomis iškastinių kūrų su tuo. Per daug naudojam. Manot, kad čia būtų tokia pagrindinė priežastis, ar yra dar kažkokių kitokių? Kaip ir nėra liktai. Tai jūs pritarėte, kad mes turėtume mažinti? Taip. Kas be ko jau traukinys jau nuvažiavo, jau suveikė. 60 metais jau žmonės kalbėjo apie tos dalykus. Taip. Jau čia patys apsileidom, tai ką padarysi, yra kaip yra, aišku, kad blogai. Sakote, traukinys nuvažiavo, tai pavyzdžiui tikite, kad, nežinau, kils vandens lygis, gali paskęsti kai kurios... Čia, žinau, sunku pasakyti, jie piešia taip gana pasyviai taip piešia, taip gana liūdnokai tokia ateitį piešia. Čia sunku pasakyti, žinau. Kokios pagrindinės priežastys, dėl ko keičiasi mūsų klimatas? Na, tikriausiai dėl aplinkos taršos. Taip, ir galbūt galėtumėt kokių pavyzdžių duoti? Kas teršia tą aplinką? Taip. Automobilių, aišku, per daug. Taip, tai manote, kad turėtume mažinti, taip? Taip. Kas dar? Rūšiavimas, irgi svarbus. Taip. Daugiau. Nežinau, ką čia paminėti. Na. Taip, tai ar manote, kad mes jau turėtumėm smarkiau mažinti, greičiau, sparčiau, ar vis dėlto geras tas mūsų yra tempas, kokį dabar turime? Be abejo, sparčiau reikėtų, nes jau kažkaip taip. Kokios manote? Kuo toliau, to labiau jaučiasi. Taip, o kokios manote gali būti tos blogosios pasekmės, būtent to, kas dabar vyksta? Na, žinokit, nesusimašiau apie tai, nesinori galvoti, kokios gali būti. Kol kas atrodo, tos pasekmės šiltesni orai iš vienos pusės tai džiugina, bet man šiek galvojant, neįsivaizduoju. Kaip manote, kodėl klimatas keičiasi? Dėl ko klimatas keičiasi? Aš tikiu, kad antras yra Kristus atėjimas. Ir dėl to, kaip sakant, turi seną, norint statyti ką nors naują, turi seną suvirti. Tai dėl to ir keičiasi, tai reiškia, kažkas turi būti nauja. Supratau. Ačiū Jums labai tada. Na štai, pažiūrėjome, ką kalba mūsų miestiečiai ir pradėkime gal pirmą nuo kontrolinio klausimo, nes vis dėlto praeitas mūsų video gavosi ir su komentarais, kad visai išvirkščiai mes čia kalbam ir reikia šiek tiek aiškumo įvesti, tai tiesiog pakelkim rankas, kas iš jūsų tikite klimato kaita, kurios pagrindinė ir didžiausia priežastimi yra CO2 emisija. Niekas. Kas iš jūsų... Patikslinai klausimą. Taip. Kitas klausimas šiek tiek iš kitos pusės. Kas iš jūsų matote klimato kaitą, tačiau nelaikote vienintelę priežastimi CO2 išmetimo į orą ir nemanote, kad tos priemonės, kurias naudoja, jos yra visiškai teisingos? Ir trečias būtų... Kas iš viso netiki klimato kaita? Man tai šiaip klimatas pats žodis, jisai savy turi tą užkoduotą dalyką, kad jis keičiasi, nes klimatas yra tam, kad jisai keistųsi, varijuotų, nebūtų kiekviena diena vienoda ir čia tas klimato kaitos reikalas gal yra tiesiog kaip pretekstas visokiem neapibrėžtiem dalykam, mano akimčiau. Tai, kad jisai keičiasi, tai jisai ir turi keistis.
Jis nebus kiekvienais metais toks pat. Ar ne taip? Ja. O kas prie to pritempiama, tai čia gali viską realiai pritempi. Nuo klimatas keičiasi, kelia mokesčius, kažkodėl tokie dalykai vyksta. Arba ten klimatas keičiasi, kas dar ten labai ryšku, ten neįsit niekur, ten neskrisit, nekeliausit, busit uždaryti. Tai man atrodo, tas klimato kaip dalyko neapibrėžtumas, jisai labiausiai naudojamas kažkokiam kaip kontrolės įgyvendinimui. Mhm. Tai jo. Ką tu manai apie klimato keitimus? Kaip čia pasakęs, tai ta prasme tai yra faktas, kad tai keičiasi. Kiek man teko domėti šitų dalykų, man visai patiko, ką apie tai kalbėjo tokie asmenys kaip Richardas Lindzenas. Tai yra atmosferos fizikos ir meteorologijos profesorius. Ir jisai dar praeito amžiaus yra mokslininkas. Jis vis dar gyvas, vis dar turi savo kažkokią tai veiklą, bet pats jo, sakykime, mokslo bumas buvo būtent dar praeitam amžiuje. Ir jisai būtent tyrė, kaip keičiasi tas klimatas. Ir jisai vat kaip pasakojo, tai kad, mes matėm taip, keičiasi. CO2 turi kažkokios įtakos, bet kaip jisai pasako, kad mokslininkų bendruomenė nedėjo kažkokio tai didelio akcento ir nekūrė panikos. Panika atsirado jau, sakykime taip, masinėje medijoje tų laikų. Gretos Thunberg laikais. Ne, žinokit, buvo daug anksčiau. Ta prasme, praeitam amžiui šitas naratyvas vienaip ar kitaip buvo vystomas, tas besikeičiančio klimato ir, buvo ir kažkoks baimės naratyvas varomas irgi. Bet, ta prasme, apie patį kitimą, tai, mokslininkai seniai žinojo, ir, kad, tam tikri faktoriai, tokie kaip CO2 įtakos, kad jie turi, tai, irgi buvo žinoma. Tiesiog, nedėjo kažkokio tai didelio akcento. Taip, tai yra, tai turi kažkiek įtakos, žmogus irgi prisideda prie to, bet, kažkokio akcento nebuvo. Taip pat man patiko vienas, irgi čia ne visai mokslininkas, jis ekonomistas yra, bet jis irgi gerai įsigilinęs yra Bjornas Lomborgas. Jisai kalbėjo apie tai, ta prasme, kaip keičiasi klimatas ir kaip tai klimato kaitai, kaip klimato kaita veikia žmogus. Ir kaip galima, kiek galima investuoti laiko ir resursų į tai, kad, vienaip ar kitaip paveikti tą klimatą pozityvia linkme. Jis labiau kalbėjo iš ekonominės pusės apie tai, kad, jo pagrindinė turbūt mintis būtų ta, kad žmonės persistengia. Daugiau nueina į nuostolį, žmonės labiau vargsta nuo kovos su klimato kaita, galima ir turbūt reikėtų kažkiek resursų skirti klimato kaitai, bet tai labai, labai ribotas turėtų būti dalykas. Man tai žinot, kas keista, nes čia tas CO2, jisai jau ten klimato kaitos kaip ir tas pagrindinis faktorius, bet CO2 yra pagrindinis augalų maistas. Tai visi miškai, visos žolės, visi medžiai, jie meta CO2 ir pats realiausias dalykas būtų tiesiog įžalinti viską, bet... Šiaip labai įdomų dalyką užkabinai irgi, nes, nežinau, dabar aš galbūt šiek tiek supainiosiu skaičius, atleiskit mane, jeigu klystu, sakau, man gali šiek tiek susipainioti skaičiai, bet jeigu teisingai atsimenu, pagal statistiką per paskutinius 20 metų Žemės sausumos plotai sužaliavo plus 15%. Klausimas, kodėl taip vyksta. Ir čia yra priežasčių nemažai. Pirmiausia, reikėtų pasigilinti, kur šitas sužaliavimas vyksta. Tai visų pirmiausia, tai nėra mūsų platumose. Visų pirma, yra pusdykumis. Tai yra tokios vietovės kaip Indija, aplink Saharos dykumą. Saharos dykuma traukiasi, čia įdomus bairis. Ir kodėl tai vyksta, tai galime išskirti dvi priežastis. Viena iš jų be abejo yra žmogaus įsikišimas. Tai pavyzdžiui, Indijoje kas buvo, tai indai perėjo, savo energetiką pradėjo statyti ant anglies ir dujų.
Ir galima būtų pagalvoti, o siaubas, ta prasme, kokia neefektyvi, kokia, tarši, kokia tai yra tarši energetika, bet žmonės palauk. Indija prieš anglį ir dujas gyveno iš medienos, jie kirto miškus ir degino medį savo energetikai. Tai jiem yra didžiulis žingsnis į priekį, pereiti prie iškastinio kuro. Plius negana to, tai kad jie nustojo kirsti miškus, jie dar ir pradėjo atsodinti tai, ką iškirto. Ir jie atsodino milžiniškus plotus. Bet niekas nekalba apie tai, kad prie to milžiniško ploto prisideda natūraliai atžėlę plotą. Ir jie yra beveik tokie patys. Tai didžiulės teritorijos yra atžėlusios natūraliai. Kitas pavyzdys, kalbėjau apie Saharą. Irgi teko matyti dokumentiką. Keletas vietinių gamtininkų pamatė, kad aplinkui Saharą pusdykumiuose pilna krūmų. Tai jeigu mes tos krūmus apkarpytume, jiegi išaugtų į medžius. Ir jie padarė tokį eksperimentą ir, liaudiškai tariant, akurat pradėjo šitie krūmai augti į medžius ir dabar tenai tokie vos negiraitės atsiradusios. Ir koks yra rezultatas? Yra sulaikomas vėjas, dykumų smėliai nėra nešiojami. Ir atsiranda šešėlių ir viską žaliuoja po medį. Tai vėlgi, efektas žmogaus darbo pasimato. Bet kitas dalykas, ką tu užgavinai, kad CO2 yra vienas iš pagrindinių augalų maisto komponentų. Tai yra saulė, CO2 ir vanduo su visais mineralais. Ir kas būna, kada CO2 koncentracija ore sumažėja? Augalų poros, tos, kurios priima CO2, jos išsiplečia. Ir išgarina daugiau vandens. Jeigu CO2 koncentracija išauga, tada augalo poros gali užsverti. Čia panašiai kaip su mūsų akimis, kada yra daug šviesos, mūsų akių vyzdžiai susitraukia, nes pakankamai šviesos ir taip ateina. Lygiai taip pat yra su augalų porom, kurios priima CO2. Ir negana to, kad jos susitraukia ir jom lengva vis tiek gauti to maisto, tai jos mažiau ir vandens išgarina. Koks rezultatas? Augalai gali išgyventi karštesnėms, sausesnėms sąlygom. Tai yra irgi viena didžiulė priežastis. Ir va ta statistika iš tikrųjų, kalba pati už save iš tos perspektyvos, kad, buvo ganėtinai daug visokių pranešimų ir mums mokykloje, pavyzdžiui, rodydavo apie tokius apokaliptinius vaizdus, kur, ta prasme, išdžiūva visos upės, visur dykumos. Jo, pinigų nebėra, atsiskaitoma yra buteliais vandens. Tai, geras taškas čia. Bet šiaip tas, nežinau, tas klimato kaitos, čia jeigu žmonės kažkur Indijoje sugeba, išnaudoti tos savo gamtinius išteklius, bet šiaip apskritai tas klimato kaitos ir tas CO2 bent pas mus, vakarietiškoj, pasaulio daly, taip vadinamoji, tai jisai tiesiog, nežinau, naudojamas kažkokiam pagąsdinimui, kaip kažkokiam tokiam įforminimui tas. Man atrodo, kuris bankas ten reklamavosi su Mamontovu, kad tą CO2 pėdsaką. Sebas, kur CO2 pėdsaką, kur pas mus, čia Europoje, Amerikoje gal ne, kur užsmaugia visus dėl to CO2, ten niekam nieko negalima skaičiuoja. Man atrodo, Olandijoje ūkius ten labai suvaržė, ten kur buvo tie ūkininkų protestai, ten irgi dėl CO2, man atrodo, kad jos labai suvaržė. Ir čia pas mus smaugia žmonės ant to, o Indijoje jie ten, ką nori tą kūrenį, pas jos klimato kaitos nėra. Jie neturi šitų sutarčių, nei Indija, nei Kinija, jie neturi. Ir čia irgi įdomus dalykas iš tikrųjų tai, kad pavyzdžiui kokie nors Australai, jie dabar, giriasi, kad jie, yra jau CO2 neutralūs, kad jie visiškai perėjo prie kitų šaltinių, bet negana to jie toliau kasa anglį. Ir kur jie siunčia? Į Kiniją. O Kinija neturi jokių įsipareigojimų klimato kaitai. Jo, bet tai ar ta klimato kaita, ar, kaip jūs manot, ar jos reikia bijot? Čia yra kažkas mūsų tragizmas pasaulio? Ką jūs galvojate? Aš manau, kad ne. Vis dėlto reikėtų, man atrodo, žiūrėti truputėlį plačiau, nes tas klimatas nuolatos kinta. Ir tie patys ledynai ir ledynmečiai jų buvo 5, kiek mes žinom,
tiek iš tų mokslininkų, tai vis tiek tai rodo, kad mūsų temperatūra vis tiek visą laiką tai pakyla, tai nusileidžia ir jinai niekada nestovi vietoje. Ir mes dabar skaičiuojam nuo praeito šimtmečio, jeigu neklystu, 60-mečio, tą tokį, kur dabar mes čia per šitą, vat, būtent nuo to, kai prasidėjo visa pramonė, jau mes čia panikuojam, nes mes čia darom kažkokią baisiai didelę įtaką, bet iš tikrųjų tai mes tarsi ir paliekam tą kitą pusę, kur mes tarsi neįtraukiam, kiek čia yra to natūralaus kismo. Nes dabar visose tose susitarimuose yra įrašyta tas 1,5 laipsnio plus vidurkis, kad pakils. Ir dabar jau gąsdina mus, kad tai pakils iki plus 2 laipsnių, tas vidurkis. Tai man atrodo, ta Gretutė iš Švedijos, man atrodo, ne iš kur Gretutė ta buvo. Man atrodo, kad kai jinai protestavo, tai sakė, kad jau dabar mes paskęsim, ar 20-ais jinai sakė, kad ten jau bus Olandija, man atrodo, po vandeniu. Jo, čia, kažkaip šitas, tai, vat kas aišku sveikintina yra, kad, ta žemelė mūsų, reikia mylėti, reikia nešiukšlinti, reikia ten visą kitą, bet čia šitas visas dalykas, jisai yra kažkaip labai sumakaluotas žmonėm, kad atrodo, jeigu tu ten myli gamtą, tai tu ten, nežinau, savo CO2 pėdsaką turi skaičiuoti ir turi būti CO2 neutralus, kaip, nežinau, medžiai nudus, tada, kas jeigu mes būsim CO2 neutralus, tai kaip vyks viskas. Jo, tarsi ta klimato kaita vis dėlto yra dėl pinigų, dėl valdžios, dėl kontrolės, o ne dėl tikro gamtos mylėjimo, nes jeigu tikrai mylėtų gamtą, tai tu, kaip sakote, atsodinti miškų, žinai, kad tą CO2, tarkim, išvalytų ir sugertų. Ir ten, nežinau, nekariautų, nes ir ten nedegintų, ar dar kažką nedarytų, ar ten kokios chemijos fabrikai dega ir kas ir nieko. Ir apie tai nekalba. Kalba tik tada, kai reikia CO2 skaičiuoti ir gauti ten pinigus, uždėti automobiliams visus apribojimus, ten mokesčius visokius. Tarsi tik tada kalba. Tai, kaip jūs dabar pradėjot kalbėti, aš prisiminiau tą knygą, kur totalitarizmo psichologija yra. Tai, ten yra rašoma apie tą, kad kaip valdyti mases ir kad dažniausiai geriausiai veikia, kai tu sugalvoji kažkokį priešą. Tai šiuo atveju galbūt tas susitelkimas yra, kad priešas yra CO2. Ir į visą šitą tada tu realiai pratini visuomenę, o po to galbūt po 10 metų gal nepraeis, bet bus galbūt kas nors jau su visokiais suvaržymais jau rimtais padaryta. O tas CO2 priešas, tai kas man atrodo priskaičiuoja daugiausiai, kas CO2 išleidžia, tai yra ūkininkai, augina maistą, karvytės bezda ir ten išleidžia to CO2 labai daug. Aš kaip buvau mokykloje, jau vadovėlį karvės bezdėjo. Karvytės bezda išleidžia CO2, tai tada ten visą tą pramonę, kiek jinai... Jų traktoriai išleidžia daugiau negu lėktuvai. Jo, jų traktoriai daugiau negu lėktuvai, viską tą užraukim. Ir, man atrodo, kur aš mačiau, gal buvo BBC, man atrodo, Planet Earth, ten, kur yra tie, bet bijau pameluoti, kažkas tokio, kad rodė, kaip Los Andžele augina salotas. Yra didžiulė laboratorija, kurie augina salotas, šiaip kažkokiuose tokiuose trašų vazonėliuose. Vazonėliuose, kažkokiuose mėgintuvėliuose. Tai čia tokia būtų, ir ten buvo pristatytas kaip labai žalias, tai visi parduotuviniai pomidorai yra trašų vandenėlyje užauginti, be žemės. Tai elektra ta šviesa, tai iš kur? Iš vėjo. Iš vėjo. O dar aš tokį prisiminiau irgi, kas neskaičiuoja su kažkur skaičius, kad Geitsas su savo privačiu lėktuvu skraido ir sakė, jam galima skraidyti, nes jisai daug pinigų skiria kovoti su klimato kaita. Tai va, čia vėl prie to grįžta, kad tie, kas susimoka, tiem galima teršti, o tie, kas nesusimoka, tai tipo, jūs čia blogi. O jeigu susimokėjai, tai tu jau geras ir jau tu tarsi neterši gamtos. Jo, čia vėl, man atrodo, galiausiai viskas susiveda į nieko neturėsi ir būsi laimingas, nieko neterši, nieko neturėsi, sėdėsi namuose ir būsi laimingas.
Ir galima savo turėsi. Ir galima irgi prieiti prie irgi dabartinės politikos žaliųjų miestų. Ką irgi nori padaryti, tai nori kuo daugiau žmonių į 1 kvadratinį kilometrą sukišti. Dabar neseniai, jeigu neklystu, Nemunaitis pasidalino, kad Vilnius norėtų 7,000 žmonių į 1 kvadratinį kilometrą sutalpinti ir buvo kaip tik įdėtas paveiksliukas, kur tiesiog žiauriai dideli daugiabučiai su mažais kambariukais, kaip ir Kinija, pavyzdžiui, irgi turi tos mažiukus kambariukus, turi tos kapsulės, tai į šitą pusę dar irgi einama. O tai tada palauk, jeigu pastato tos miestus, tai kas už miestų, tiesiog gamta kažkokia, kas čia yra? Aš taip įsivaizduoju, mes kaip ir nežinom, bet jeigu eis prie to, kad mes turim labai jau susistodę gyventi, tai gal ir padarys, kad yra zona, kuri gamta, nes ir dabar yra šiaip suskirstyta Lietuvos žemė į ūkio paskirties, į neūkio paskirties, tai gali būti, kad sumažins, pavyzdžiui, šitą, tarkim, miesto urbanistikos būtent tą žemę. Man tai turbūt kiekvieną kartą kokią temą paimtume, man visada grįžta mintis prie Puikus naujas pasaulis tos knygos, kur kas skaitėt, žinot, kad ten buvo jie gyveno miestuose ir jiem nuo vaikystės buvo įskiepyta, kad gamta blogis, žodžiu, gamta egzistuoja ten, bet tu negali ten nes tai yra viskas ten be technologijų. Be technologijų. O aš tai dabar irgi pagalvojau apie tus miestus, šiaip visada taip primityviai galvoju, kad ten yra esmė, kad tu turi per 15 minučių viską pasiekti, ne, aplinkui. Tai reiškia, realiai visas tavo gyvenimas yra apie tai, kaip nuvažiuoti iki darbo. Viskas, net jeigu norėsi iki parko nueiti, tai vis tiek čia bus ryšim su darbu, kad nenutolęs tai gyveni. Tai vadinasi, tarkim, tu specialiai turėtum pakeisti darbo vietą, tiksliau gyvenimo vietą dėl darbo, bet atvirkščiai keisti darbą dėl to daržo, kuriam ten gyveni, tam apspręstam. Tai vėl eina prie to nuomos, prie dabartinių norimų įvesti ant mokesčių, kad tik mažiau mes turėtumėm, negalėtumėm įsigyti, buvo viskas brangiau. Nieko neturės ir bus laimės. Vat kaip Deimenas sakė, kad susimoki ir tada tau viskas galima. Tai kaip čia buvo ta, galima sakyti, akcija, kur plastikinius maišelius mokesino, ne, kad švariau iškart prasidarė gyventi, arba kad tu susimoki, galėjai nors 30 maišelių, nes susimokėjai. Jo, o tas, nors ir tai dabar tokia simboliška 1 centas, kai jisai pakeičia, toksai aš juoko. Ant juoko, bet maišelių aš nebeimu. Lietuviams suveikia, kitose šalyse kaži. Pas mus geriausiai suveikia depozitas. Nuostabiai. Ir čia šitoj vietoje galėčiau pasakyti, kai buvau vakaruose, buvau Čekijoj, buvau labai nusivylęs, kad ten nėra depozito, nes aš buvau labai daug sukaupęs. Jo, šiaip su depozitu tai labai gerai. Išsivalė visi parkai. Aš irgi kažkaip manau, kad būtent, kad mes šiukšles mažintume, čia, man atrodo, yra daug didesnė problema. Nes, nežinau, tiek tų sąvartynų, ten ir tie patys vandenynai, jūros irgi baisiai užterti tom šiukšlėm. Kas irgi prisideda ten prie to pačio planktono nykimo, kuris irgi ten CO2 perdirba. Man atrodo, kad labiau turėtum į tas šiukšles telkti dėmesį, bet gal taip jiems nėra pelninga. Gal lengviau, pasakyti, kad klimatas čia dabar CO2 baisiausia problema ir jūs susimokėkit už tai, ko jūs nematot realiai ir kas yra labai sunkiai pamatuojama, paskaičiuojama, matyti tai į ateitį labai sunku. Bet man atrodo, kad su šiukšlėm mes galėtume labiau padirbėti ir pereiti prie tokio ekologiškesnio planų. Kas yra, dabar irgi su tom šiukšlėm, tarkim, plastikas negerai, nes ten jisai neįra ir visa kita, tada išrado tos popierinius dalykus. Bet popieriniai, ten visi maišeliai, šiaudeliai, bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad žymiai daugiau visokių sąnaudų reikia, kad juos pagamintų. Ir tada galiausiai tu ateini į kokį nors, nežinau, barą, ar kur ten benueisi, būna popierinis šiaudelis plastikiniam pakuotei. Nes tiesiog
Tai tada tas susiveda į vėl kažkokią marketingą prastumiamą ant to pačio kažkokio klimato kaitos bangos, kad, nu, žodžiu, gerai, čia plasmasė, ten negerai, ten visa kita. Tai tada jau padarysim popierinius, bet ar tas popieris atrodo, kad gal geriau, bet ar tikrai geriau, čia man atrodo dar labai irgi reikia pasverti. Man atrodo, mes tarsi stengiamės padaryti geriau, bet visada gaunas tas ant to. Viena ar kažkur kažką, paskui kitas. Čia išlenda ta, kur elektromobilių ta technologija, jinai pati savaime yra labai tarši, kad pagaminti. Tos ličio baterijos, man atrodo, yra labai taršios. Nu, jeigu jos atsiranda tiesiog ant žemės, tai yra negerai. Bet kokios baterijos ant žemės yra negerai. Ir tas pats yra su vėjo jėgainėm, čia yra ta žalia energija, bet kas galiausiai gaunasi, kad man atrodo, tie vėjo malūnai, jie labai neilgai tarnauja ir galiausiai tuos sparnus reikia kažkur padėti ir yra kapinės tų sparnų, kur jos užkasa į žemę ir jų nebežino kur dėti. Tai dabar galiausiai prieina prie labai inovatyvių sprendimų, kad o gal išskraidinam iš žemės kur nors. Šiukšlyną kosmosą. Bet aš jau labai seniai, jau čia prieš 10 metų, gal seniau kažkur buvau mačius filmuką, kad nu ką čia daryti žemė, tiek daug tipo, šiukšlių iššaunam į atmosferą ir jos suksis virš žemės. Tipo. Čia, nežinau, kosmosas kažkoks, kaip galima susitvarkyti. Tiesioginė to žodžio prasme. Kosmosas, jo. Dar vienas labai rimtas dalykas, labai tikrai rimtas dalykas, kurie pritempia prie klimato kaitos, yra, kad į Žemę patenka per daug saulės, čia tipo klimato atšilimas dar. Tas senasis buvo, dėl to reikia tą saulę kažkaip Pritemdyti. Taip, ir chemtrailai yra labai tokia ginčytina tema dar visuomeniai, bet manau, kad jinai neturėtų būti ginčytina, nes yra labai akivaizdžių įrodymų, kad tie dalykai vyksta. Vyksta tokie Geitso siūlymai, kurie nepritarti, bet kas čia dabar juos sugaudys, kaip yra projektas pavadinimu Dim the Sun, užtemdyti saulę, kurie ten taip ir rodo, kad lėktuvais išmeta į atmosferą daleles, kurios realiai užtraukia tau atspindi saulės spindulius, užtraukia atmosferą ten kažkokių dulkių ar kažko sluoksnių ir saulė nepatenka į žemę ir nevyksta klimato atšilimas arba klimato kaita. Man čia yra jo grinai toksai, ar jūs galvojate priekį, o kaip augalai, iš ko mes tada valgysim, čia galima taip greitai prisižaisti. Iki tokių irgi negrįžtamų procesų. O šiaip, kai tu sakai, jo diskutuotina tema, bet jau viskas yra kaip ir pripažinta. Guardian žurnalas pripažino, kad valstybė slapta daro šitus dalykus ir dėl to irgi buvo atliktas tyrimas ir buvo parodyta, kad tai, kad Amerikos pakrantėje buvo purškiami, po to kitą vasarą Europoje buvo baisuliniai karščiai, kad tai turėjo įtakos. Didžioji Britanija yra pripažinta, kad jie tai daro. Ta prasme, jau yra viešas naratyvas, kad mes tai darome. Jo, tai aš dabar galvoju, kur buvo tokios didžiulės liūtis, aš dabar nepasitikslinu, ar ne Saudo Arabijoje, čia prieš netiek daug laiko buvo. Dubajui, kaip paskendo. Dubajui, kažkur Europoje plaukia upės irgi buvo. Dėl Europos nežinau, bet va ten kažkur tose šalyse, kad jie ten labai didžiulius potvinius apturėjo ir ten buvo pripažinta, kad taip, jie ten naudojo tas priemonės ar iš lėktuvų purškė ar kažką, kad sukeltų lietų. Ir čia BBC šnekėjo taip, tipo mes prisižaidėm, sukėlėm lietų. Ir dabar sakyt, kad čia nekontroliuoja tų tokių gamtos reiškinių, tai būtų biškutį, nežinau, užsimerkti prieš faktus, kurie jau labai akivaizdžiai lenda į viešumą. Taip. Ne, tai palauk, čia dar tik tai pirmas etapas, žinai, ta prasme yra tie keli etapai. Pirmas tai yra, ne, tai nevyksta. Antras etapas yra, gerai, tai vyksta, bet
Yra privalumų. Trečias etapas yra, kodėl tu turėtum palaikyti. 5 priežastys. Ir tada 4 etapas, jeigu tu nepalaikai, tu esi visuomenės priežastis. Taip. Tai jo, tokių atvejų būta yra nemažai per pastaruosius 40 metų turbūt. Tai va, tai mes pirmam laiptelį. Tai vat ir, taip, žmonės dar daug nežino apie šitus dalykus, dar čia praktiškai, nežinau, mažytė dalelytė, kuri apie tai žino. Bet kai pagalvoju, tai vat, kiek mes patys tos įtakos turim iš CO2, kiek iš tų chemtrailų, kiek dar kas ko pridirbė, mes tiek daug nežinom ir mes tik dabar tą sužinom. Tai, nežinau, ar galima dabar taip jau imti ir taip visiškai teikti, kad tik CO2, tik dėl to, kad mes vairuojam automobilius, dabar yra klimato kaita. Man atrodo, yra daug daugiau. Klimato kaita. Tai, nežinau, man atrodo, vis tiek yra daug daugiau tų sudedamųjų dalių, klimatas nėra toks paprastas. Tiek ir saulės, tarkim, ciklai ir tos buvo saulės aktyvumo metas, irgi visur mus perspėjo, kad bus karščiau, bus audros, turės įtaką mūsų sveikatai, visą kitą ir tiek pačiai temperatūrai ir ten dar kas nors. Tai man atrodo tikrai čia nėra tokia vienintelė priežastis. Man tai tas klimato kaita pasiimta tokia neapibrėžta, neapibrėžtas reiškinys ir tu ką nori ten pritemsi, reikia mokesčius didesnius surinkti. Klimato kaitai, jūs ten teršiat ką nors ten. Už tai, kad terškit, bet mokėkit pinigus. Arba ten nebeturėsit nieko. Toks man labai kontrolės reikalas šitas yra ir be abejo negalima ten dabar jau, kad, jeigu mes pripažįstam, kad ten klimato kaita nėra ten kažkoks labai toks jau, kaip Greta Thunberg sako, kad ten jau mes jau nuskęsim ten kelių metų bėgį, mes, sakom, kad taip nėra, bet aišku, tai neturėtų peraugti į tą tokią nemeilę savo žemei, ten visos tos pačios šiukšlės, ten tas pats tvarumas, jisai šiaip iš esmės yra geras dalykas. Yeah. Kol jisai ten nenušoka nuo proto ir ten visiškai nevyksta išsidirbinėjimai, bet tarkim, turėti ten kažkokius tvarius dalykus, bet tas tvarumas gal biškutį kitoks turėtų būti, negu mums kišama. Mhm. Pavyzdžiui, man atrodo, kad ir tie patys mūsų vietiniai ūkininkai, kas dar ten dirba žemę, mes turėtumėm jiem nusilenkti ir tik džiaugtis, kad dar turim tokių dalykų. O ne laboratorijose, ten stiklainiukose auginti viską. Va čia aš kažkaip ir matau tą tokį priešpriešą, kaip mes mąstom, kad vis dėlto ūkiai atrodo mums gerai, kad tai yra ekologiška gerai, o jiems, tiems biurokratams, atrodo ne, nes jie skaičiuoja labai kapitalistiškai. Ir, pavyzdžiui, irgi čia yra vienas iš tokių, kaip ir, nežinau, įtakos sferų, tai tie visi serialai, filmai, kurios kūrė irgi apie klimato kaitą, tai vieną žiūrėjau dokumentiką, irgi čia visi ten siūlo, kas labai už tą klimato kaitą, tai tiesiog dokumentika Cowspiracy. Po to mėsos nebevalgysi, kaip pažiūrėsi. Aš žiūrėjau, man viskas gerai, aš toliau valgau. Tavs man viskas buvo gerai. Bet esmė, jie kažkaip apskaičiavo, tipo, kad šitam plotelėje, kai augini ten tos gyvūnus ir kiek tu paskerdi mėsos, tai mažiau pavalgo, negu iš to pačio plotelio, kiek ten užaugini kruopų ar kažko. Bet tai čia yra visiškai toks išskaičiavimas, kur tu skaičiuoji plotų, ten dalelėm, dar kažko, bet tai mūsų, organizmui nereikia ten tipo skirtingų biškį, ką mes dabar visą laiką valgysim kruopas ar kažką. Toks, nežinau, toks išskaičiavimas dėl išskaičiavimo, grynai dėl pinigų, kas labiau apsimoka. Aš kaip daugiametė vegetarė, tai tą dalyką kažkaip dėl tų karvyčių visų ir visą kitą to žudimo. Man, pavyzdžiui, nėra priimtina, bet aš suprantu, kad žmonės valgo mėsą ir jiem to reikia, bet kas man nepatinka, kad dabar yra peršama ta idėja, kad
jūs nevalgykit mėsos, mes jums padarysim ją laboratorijose. Jūs valgysit tą patį mėsos skonį, bet jisai bus kažkoks irgi ten jau sintetinis, laboratorinis, tvarus, klimatui neutralus, koks tik norit, bet jisai, žodžiu, jūs ten valgysit mėsą, bet ne mėsą realiai. Tai vat šito aš visiškai nepalaikau. Nenatūraliu būdu bus gauta. Jo. Bet vis tiek iš gyvūnų. Mes kažkurį labiau šnekėjom apie pagaminimą tą jo. Iš ląstelės užaugina. Bet, Ir kad abortuoja veršiuko kraują, kad augintų lėkštelį. Jo, bet vėlgi irgi buvo, kaip ir pripažinta, kad tai daugiau sunaudoja visų tos energijos ir visa kita, ir vėl tas ant to gaunasi arba dar blogiau, ir vėlgi nepagalvoja nei apie mūsų sveikatą, nei niekas ten nežino, kuo baigsis valgant tokią mėsą, ir, pavyzdžiui, Italija tokią mėsą jau uždraudė, importuoti iš viso uždraudė, nes yra tiesiog tokių pasvarstymų, kad tai gali paskatinti vėžinės ląsteles, nes jeigu tu iš vienos tos ląstelės užaugini ten mėsos gabaliuką, tai galbūt patekus į mūsų kūną tai irgi sukelia ten vėžinės ląstelių irgi auginimo dauginimas. Tai jo, toksai vėlgi kišimas, jūs tėvo šitaip ir ne kitaip, ir mes jums liepsim, mes apmokestinsim ten vėl kokią mėsą, kas čia žino, kada taip nutiks. Tai viskas tas dalykas susiveda į kontrolę, kad tu nebemokėsi užsiauginti savo maisto, ten, ar to paršiuko, ar kažko, ar ten augalininkystės, ir tu būsi priklausomas nuo kažkokio laboratorijos, kuri tau ten pagamina. Nežinau, aš kitaip nematau tų dalykų, kaip kažkokio žmonių kontroliavimo, tokios visiško suvaldymo, ten dar kažkokį įsivesi dar socialinį kreditą, ten būsi geras, gausi ten tos laboratorinės mėsos, nebūsi geras ir tos negausi. Čia aš manau, kad yra žemėje kažkokia grupė, žmonėm nepavadinsi jų, kurie yra suinteresuoti tą pasiekti. Taip, tai dar į tą tvarumo temą, kurią mes kalbėjom, tai yra, šiaip inžinerijoje, tas visas planas A++ klasės pastatai. Tai tie, kurie jie būna kaip stiklainėliai, be jokių orlaidžių, kad pats namas save apsišiltina, tai jisai turi realiai, kiek ten iš tavęs išeina šilumos, jinai negali išeiti iš tos. Neturi emisijų jokių. Taip. Ir šiaip šitas visas A++ klasė yra įmonėms, gamykloms, šitiems dalykams skirta, bet su ES tais visom direktyvom, tai juos galima pritaikyti ir ant gyvenamų namų. O taip, taip negali būti. Tai kad dabar, man atrodo, ar tuose A++ namuose negalima nei židinio turėti, nei gartraukio? Taip. Jo? Taip. Normaliai. Viskas supaprastinta, tai dėžutė, stiklinės sienos, kur neatsidarysi, ir nuo tavęs viskas pašils. Ir ten yra tos, nes nėra jokio vėdinimo, tu esi visai uždarytas, yra to rekuperacinė sistema, kuri vėdina viską, bet jeigu dingsta elektra, tai neveikia. Arba jeigu įmeti virusą ir sistema nepasiruošus, tai ten labai gerai nutrokšin per tą sistemą. Nes neišsivėdina niekas. Jo, čia tokių visokių. Tai gaunasi, kad tu, kad gyventum vienam kambarį, tau pribumbasų labai daug reikia, tai ten kažkokios su UV ten spinduliais, kur nužuda visas bakterijas, vėdinimo sistemos, kur iki tavęs nais, nors galėtum atsidaryti langą. Jo, tai tokie, arba jo pasišildyti, tai teks būti nuo savęs. Tai čia tas A++ čia Europoje turbūt tik tai. Net Amerikoje turbūt nėra. Jo, tokia negirdėjau Amerikoje, kad būtų. O ten Azijoje tai tikrai nei A, nei pliuso nėra. Žmonės gyvena kaip išeina, tai ir taip gaunas, kad mes Europoje save užsismaugiam, kad ten net iš namo dūmelis neišeitų. Ir tada tu turi užduoti savo klausimą, kam? Man, pavyzdžiui, vis dar ta totalitarizmo psichologija, kad pas mus šiaip visuomenė neturi tikslo gyvuoti, tai reikia susigalvoti kažkokį tvarumo link, pavyzdžiui, šūkis. Ir kaip, kas tai kaip, ir išsiaiškinsim, besiekdami to tvarumo.
Nu ir judam tą kryptimį. Užtat ir pasikeičia iš klimato atšilimo, po to žiūri, kad biški netinka, kartais jau po to ir atšala, kartais dar ten koks potvinis užeina. Nu gerai, kažkaip netinka. Kaita, dabar bus kaita. Ai, o dabar jau paskutinis buvo virimas, ne? Jau klimato virimas buvo. Naujas jau buvo sugalvotas. Bet tai čia jau labai ekstremaliai turi temperatūrą. Nu taip, jau mes čia verdam. Tikėkime, kad vasarą užvirs, kad tiktų ant antraštės. Pavirins kažką. Šiaip juokas juokais, bet aš tokių atvejų esu girdėjus. Čia mum juokinga. Aš galvoju, tas klimato mes, kai buvom vaikai, jau šnekėdavo apie tai, bet nebuvo gal taip drastiškai. Kaip tas paveikia vaikus dabar, kad vaikas, čia tokia istorija girdėjau, kad vaikas nebenori gyventi, nes jisai teršia žemę. Jisai yra tas, kuris, kuo daugiau žemė žmonių, tuo, mes daugiau teršiam, o jisai kaip ir, teršia žemę. Tai ir šitas, ir tikrai yra grupė žmonių, kurie nenori susilaukti vaikų, nes vaikai yra vartotojai ir jie terš žemę. Tai čia toks, tokia abstrakti tema, kur tu gali, ką nori žmonėm įteikti, kurie tuo tiki. Ir labai slidus reikalas ir kaip mes dar galim pakankamai šaltų protui tai pažiūrėti, tai jeigu vaikam tokius nuo vaikystės skiepija, tai galim įsivaizduoti, kas gali labai liūdnai baigtis iki kokių savižudybių, jeigu ten vaikas tą labai rimtai priima. Bet pasėti tą idėją, kad apie šitą per daug žmonių žemėje, tai, kad gerai suvešėtų žmogaus pasąmonėje, jau pas jį turi tokios mintis vaikščioti apie kažką. Arba kad tai yra tik tai priežastis neturėti vaikų. Ir jis laukia kažkokio momento, kur kažkas kažką pasakys ir čia bus mano priežastis. Bet kokiu atveju, šiaip manau, kad žmonių sąmonę tas tikrai paveikia ir dėl to pačio mėsos valgymo ar nevalgymo. Manau, kad dėl klimato tikrai yra grupė žmonių, kuri nevalgo mėsos dėl klimato kaitos ir karvyčių visų gąsdančių. Ir tik tai jie labai pikti būna. Tų, kurie valgo. Nes jie žmonės nevalgo dėl to, kad išgelbėtų žemę, o tada ateina ir mato, kaip kiti valgo ir jie labai pyksta dėl to. Bet vėlgi čia dabar yra klimato kaita atšilimas, praeitus dešimtmečius buvo ir kitokių tokių naratyvų. Buvo ozono skylės, buvo rūgštiniai lietūs ir su tuo irgi buvo kovojama. Tik apie ozono skylės dabar nieko nebegirdėti. Tai irgi su atmosfera susiję. Ozono skylės nuo ko jas? Nuo aerozolių. Jo, nuo aerozolių, tada saulė šviečia, čia viską iškepina, tada atsiranda Geitso užtemdė saulę. Tai čia kaip ir jau išsprendėm. Rūgštį dar sustabdyti. Irgi paleidžia dalelių, jos susijungia ir šarmu pavirsta, ne? Taip, savo čia rimta. Rimtai, ozono skylės buvo visai užmiršus. Atsimenu, mokykloje dar buvo. Nieko dabar nebegirdėjau. Nebeliko problemų. Užgijo. O aerozoliai iš kur jie sakyta? Tai ten iš tų tualeto gaivyklų. Gaivino. Bet jo, mes dėl to keitėm, pasidarė tie purškalai nebe aerozoliniai, o ten vandens pagrindu, ten dar kažkokiu pagrindu. Ir užsitraukė ozonas. Išgelbėjom, tai reikia viskas pereiti nuo mašinų, viskas tik peškute einant. Išgelbėsim planetą. Ai ne, kaip besdam. Nors sakytum dviratį dabar, bet dabargi madoj elektriniai dviračiai. Ir paspirtukai. Jau net taip žinau žalia. Bet žinau žalia, nes iš saulės išvėjo. Nors ne, pas mus tik iš saulės. Žalia, jeigu tavo dviratukas turės saulės bateriją. Nu. O yra tokių? O kur po to yra dėti, jeigu nesugėlė? Kas po žemę arba iššaukė atmosferą. Jo.
Tai, kad apie aktyvistę Gretą mes šnekėjom, tai dar atsimenu, aš atsimenu, buvau Olandijoje tada prieš 3 metus ir buvo tas gal tokia kaip nauja banga to aktyvizmo buvo, kur įbėgia 2 arba 1, šliukšt kažką ant paveikslo, prisiklijuoja ranką ir neišneš manęs ten, žodžiu, protestas čia. Ir atsimenu, pačioj pradžioje dar, aš taip buvo keista, ale sriuba aptaškė, dar gerai, kad įstiklintą paveikslą. Ir ką tu čia norėjai to pasakyti, kad maistu pasitaškiai, ten, o sakai, kad kenčia planeta ir kodėl tu ant meno kūrinių čia rovysi. Ir tada tas galiausiai išlenda, kad tuos aktyvistus ten kas finansuoja, nes tu iš dyko buvimo nesugalvotum tokio bullshito. Po to ten dar klijuotis prie grindų, ten erzint žmonės aplinkui ir kas iš to? Kad... Taip, ir ten, jie tas mano ten tokie vaikai, ten paaugliai, jie tas mano, man atrodo, kur aš mačiau, prisiklijavo su kažkokiais ten tais klijais momentiniais. Kur ištemsta ranka po to. Ir amputuoti reikėjo po to tai mergaitė, berniukui ten tą ranką, siaubas ten tos vaikus bet jie jau gal užaugo su tai ideologija, tada atsiranda kokie nors fondai, kurie ten davai darykit. Tai ir šitas ir berods dabar galvoju, ten ne Amerikoje, ten gal kažkur Meksikoje, irgi tragiškai, dabar tiksliai nepasakysiu, kur pasibaigia, bet dar ta aktyvistų grupė, kurie tiesiog atsisėda gatvėje priešais mašinas ir sėdi. Ir tu tipo daryk su jais ką nori. Bet čia nesėdimasis protestas. Aš nežinau, kaip jie vadinas, bet kur irgi klimato aktyvistai, jie kažkokioje judrioje gatvėje, visi susėda ir tu ten jos ką nori, ten žmonės tempia, jos nuo tų gatvėje vėl nubėga atsisėda. Ir kažkokiam neatlaikė nervai, bet jis ar ne Kanados kažkoks profesorius buvo, kur atėjo realiai ištraukė ginklą ir nušovė ten tos aktyvistus. Tai, šitą žiūrus. Tai iki tokių tragizmų, kur ten už kažkokią abstrakčią idėją žmonės irgi turbūt ten iš tų pačių ten kokių nors fondų remiamų eina į tas gatves, sėda ir galiausiai pasibaigia ten tokiais tragiškais įvykiais dėl nieko. Aš nieko nepasiekė. Kitą istoriją girdėjau, kur irgi atsisėdo vidury gatvės, kamštis ir tiesiog greitoji negalėjo privažiuoti ir viskas. Ir tiesiog žmogų skubiai įvežė ir tiesiog tas žmogus greitoji neišgyveno. Tai tas toks aktyvizmas, čia Geratutė pradėjo tam, atrodo, tą aktyvizmą, bet dabar Geratutas jau irgi kažkaip nebematyti. Paskutinis buvo tas, kur išėjo tos nuotraukos, kur ją tempė, o po to, kad ten viską tam buvo. Šitas buvo paskutinis. Kur ten jam besišypsančiai išneša policija ir kamerų labai daug. Surežisuotas. Nes argi tikram įvykė bus tų kamerų, kad matytų. Gal jinai visada apsupta kamerų ir žmonių. Ten buvo pakviesti. Tava nesinaima ne ten, kur problema. Nes ten, kur problema, kamerų nėra. Ten gerai su Obama sueina, man atrodo, ten ją labai kvietęs, kai Obama dar prezidentas buvo, ten labai ją mylėjo. Vieni mergaitė, man atrodo, autistė yra, ne? Jo. Gal ir pasinaudoja. Kažkiek. Vis tiek. Ant to jie ir žaidžia įtikint ir tada... Per emocijas. Per visokius per emocijas, per visokius filmus vėlgi, žiniasklaida, video, viskas. Atsiminiau dar vieną dalyką, yra tokia tas BBC, jeigu esat matę Planet Earth, tekę matyti labai gražus gamtos vaizdai ir nebuvo nei vienos serijos, kur nekaltintų žmonių už kažką. Tai šiandien labai gražiai nufilmuota gamta, žvėrelius, istorija ir kiekvienoj serijoje tave apkaltins dėl ko nors. Kad ten kažką žmonės padarė, žmonių veikla padarė tą, žmonių veikla tą. Gal tikrai kažko ir prisideda, bet toks pastovus kaltės jausmo varimas tiesiog vyksta. Jo. Ta, sakyčiau, apie aktyvizmą, tos dalykus, kodėl jaunimas šitai praunėsi su visais šitais protestais ir panašiai.
Tai, viena iš minčių, kurią girdėjau ir man taip jinai visai tikinama yra, tai kad žmogui visais laikais reikėjo už kažką kovoti, jam reikėjo prasmės gyvenime. Ir kadangi vakaruose pas mus, viskas ganėtinai lengva, viskas gyvenimas gan paprastas, nėra dėl ko kovoti ir tas poreikis vis tiek yra kažkaip, save realizuoti pasaulyje. Įprasminti. Jo, kažkaip įprasminti tą gyvenimą. Ir tu duodi kažkokį tai priešą ir labai lengvai. O priešas tampa tiesiog paprastas žmogus, tarkim, su mašina važiuojantis ir tu ten atsisėdi prieš jį ant žemės ir, nežinau, būtent tas, kur jie sėdasi ant žemės, bet čia ir Vokietijoje, man atrodo, ten daro, pas mus iki mūsų nedaėjo, kai kur ant žemės sėdasi. Ir ką jie dabar tuo momentu, atkreipt dėmesį, gal atkreipt dėmesį, bet tuo momentu jie tikrai nieko nesprendžia. Bet tas toks gal tiesiog savęs įprasminimas. Pavyzdžiui, aš siūlyčiau jiem geriau eiti, kai šiukšles rinkti. Tai labai geras dalykas. Mokykloje mums reikėdavo šiukšles rinkti. Jums reikėdavo? Nerinkdavo? Rinkdavo? Darom tam būdavo, bet jeigu nori, tai pats pasidarai. Ten darom. Darom, jeigu nori daryti. Tau nereikia specialios progos pavasarį, kad tai... Buvo kažkoks straipsnis irgi, ta prasme, vyko čia šitą akciją, kurį laiką populiari buvo. Šitą akciją darom, tiesiog kur žmonės eina į talkas ir tvarko, mes patys irgi dalyvavom. Ir kažkaip tame kontekste, kad žmonės surenka į tuos maišus sukrauna šiukšles, bet nesuorganizuoja, kad kažkas išvežtų. Tame kontekste išėjo kažkoks vienas straipsnis, vienam iš naujienų portalų, kad po akcijos darom, būna akcija pridarom. Tame kontekste, kad tiesiog žmonės kaip ir padaro gerą darbą, bet biškį ne iki galo. Ten, bet tas ir buvo, tas darom, kad kažkas organizuodavo išvežimą dar tų šiukšlių, ne? Gal ne iki galo, ar kaip ten dabar. Bet nebėra dabar, aš kažkaip nebemačiau. Bet mums tai net mokyklai būdavo ten rinkti socialinės valandas, ar kaip ten vadindavos. Man patikdavo visai tam šiukšlių rinkti aplinkai. Tai šitas toks, realus kažkoks, jeigu jau nori ten kovoti už kažkokius ten taršius dalykus, tai bet atsisėsti ant žemės arba prisiklijuoti prie paveikslo, tai čia ką žinau. Čia jau toks spektaklio elementas atsiranda, vėl tau reikia, kad tave nufilmuotų, kad tave matytų, kad tavo tas įsiprasminimas buvo matytas iš ten milijonų žmonių. Tai tave taip gratutė išneštų. O kas ten tave filmuos berenkant iš virkštus, Tai šią linksmą gaidelę jau taip. Ir užbaikim šiandienos laidą. Ačiū, kad mus žiūrėjot. Tikiuosi, jums buvo įdomu. Jeigu patiko, dėkit like. Jeigu turit kažkokį komentarą, komentuokit ir subscribinkit. Ačiū ir iki kitų kartų.